Hello. Esu tik tais už poros kilometrų nuo nakvynės. Čia parduotuvėlė, viešbutis ir kavinė vienu metu. Stoju čia, sumontuosiu video iš vakar dienos. Yra čia kur pasikrauti, va čia kaip ir vienas lizdas lauke. Bet gal truputėlį lauke tiesiog padirbsiu prie kompo, nes už 20 minučių atsidaro. Lauke padirbsiu ir paskui vidų eisiu, nes ten jau kavinė turėtų atsidaryti. Ir bandelių čia užsipirkau, dabar su cinamonu. Pirmą paprastu buvau paėmęs. Nemažai su 50% nuolaida yra. Tai užsistekinau. Video dabar turim sumontuotą gal kokius 70%. Tad nusprendžiau padaryti trumpą pertraukėlę. Pasidarysiu pietus ir paliksiu juos brinkti. Tai šiek tiek pieną pasišildau. Pasišildau pieną, susidėjau kriaušių, banano, razinų ir tada užsidėsiu avižų ir paliksiu brinkti. O kai pabaigsiu montuoti, bus man ir pietus. Jau bandelių dar užsipirkau. Čia iš viso jau šitoj parduotuvėje pasileipinau, jau trečią kartą buvau apsipirkti. Pirmą kartą bandelių ir tokių kaip ir makrelių nusipirkau, tai ten lik žuvis su tomato padažu maišyta. Paskui antrą kartą cinamoninių bandelių paėmiau. Ir dabar va dar šitų vaisių. Dviratį pabūk čia. Aš einu prie fjordo. Viskas padaryta, video baigia įsikelti. Šaunumėlis. Pusė pirmos dabar vietos laiku. Šaunumėlis. Nu, bus čia šlapia ar nebus? Gal nebus. Visai gerai. Čia bus man prisėsti. Ir taip, kelnes neperšlampamos, tai neturėčiau sušlapti. Ne, kaip ir saus. Pagaliau šiek tiek kitoks maistas. Ne vien tik tais košės. Nu gerai, košė ir dabar, bet šiek tiek su kitais priedais. Ne su daržovėm, ne su bulvėm, ne su svogūnu, bet va su bananu ir kriaušiu šiandieną. Ir su razinom. Visuomet bandelės. Tai vieną tokį pakelį suvalgiau iš karto, kai atvažiavau čia. Tai visai skanios buvo. Nupigintos, bet skanios dar. Visai geras. Šitą pabandysiu su šaukštu ir su bandelė išgraibyti viską, kad neliktų, nes visai mėgstu riešutų sviestą. Skanaus. Luba šiek tiek mane trūkosi. Čia kampe. Atrodo visada, kai valgai, vis plyšta. Bet buvo jau kaip ir sugyja, su medum kartais vis pasitepu, ar su vazelinu, bet vėl atsinaujina. Na ką, gal geras oras šiandien bus. Kamuoliniai debesys laikosi, lietaus nesimato, kad būtų čia. Tikiuosi. Ir va, ką turim. Pilnas druskos, pilnas aliejaus. Pripylę. Paprašiau, sako, be problemų. Yra. 14 valanda ir pradedu minti. Dabar bus didžiulis apvažiavimas aplink tunelį vieną. Tad manau, be mašinų kol kas pagyvensiu. Pusvalanduką kokį. Varo tunelis, tiltas. Vėl tunelis. Tada važiuoju prie skardžio. Tikrai nelietuviški keliai. Pagal laikrodį 28 numinęs esu, tad darau pertrauką.
pavalgyti. Obuolių perkasiu porą, nusiskiniau pakeliai. Morka yra. Bandelė dar liko iš po pietų. Lyja visą dieną. Nu, jau po pietų pradėjo lyt labiau, kai pradėjau važiuoti. Bet šiandien geriau negu vakar lyja. Man labiau patinka, nes šilta yra. Vakar apie 10 buvo laipsnių, 11, tai jau šalo rankos. Šiandien apie 12-13 laikosi, tai visai gerai važiuojasi. Esu tik tai su striukė ir ploščium, bet nėra maikutės papučia. Visai gerai. Šilta, bet dabar atvariau čia, tai apsirengsiu, nes vis tiek nejudu, tai atvėsiu. Gan stipriai. Nusprendžiau pirštinaitės užsidėti. Sausos, išdžiūvusios. Tai dabar važiuosiu taip. Važiuodamas užtikau trolių fermą. Štai jie. Troliai mumiai. Nu, ne mumiai čia troliai, bet troliai. Nu taip, tokie vat gyvena kalnuose maždaug. Įvairūs baisuokliai, dideliam nosim, akim dideliam. Pilvai didžiuliai. Baisus. O, kokia nosis ilga. Kitoje kelio pusėje yra platforma. Kai važiuoju, dabar girdisi žiauriai tokie žemi dažniai. Toks basas kažkoks eina. Be sustojimo lyja. Visur jau temsta. Tai žodžiu, susitinkam palapinę jau, padarysiu įrašą tada, nes lyja čia per lietų filmuoti, nu nelabai fainai. Tai jau greit pradėsiu ieškotis vietos, tai palapiniai. Hello, tai kaip ir žadėjau, palapiniai susitinkam dabar jau. Pasistačiau dar po to video, kai paskutinį nufilmavau kadrą. Tai dar nuvažiavau 4 kilometrus, ieškau vietos, kur galėčiau apsistoti prie vandens. Tai ir apsistojau. Nėra čia miestelis, nei kas. Tiesiog kažkaip miške ir toks kaip nušienauta pieva buvo. O šalia prie manęs teka upelis. Nes norėjau nusiprausti, jau senokai buvau praustis, tai pavyko surasti. Ir išsiprausiau, buvo čia vaizdų. Pirmą pasistačiau palapinę, viską pasidėjau ir drabužius sausus pasidėjau. Tai greit nuvariau, užsimaudžiau, reikėjo greit visam išsišluostyti ir tada lįsti į palapinę. Nu jo, įlindau į palapinę, tada dar dasišluosčiau visas ir jau apsirengiau. Tai nebuvo taip baisiai šalta, kaip galvojau. Viską greit dariau taip tiksliai suplanuotai, tai pavyko ir dabar ir švarus, ir nelipnus, tai labai gerai dėl to. Bet dėja, kažkaip šiandien su vakarienė nelabai jau, kai jau išsiprausiau, tai jau buvo po 9 šiek tiek. Tai jau virti košę, pjaustyti daržovės, jau nenorėjau kažkaip tais. Tai užvalgiau, ką turėjau tai porą obuolių. Bet jo, reikia turėti tokio maisto visada vežiotis, kurį galėtum pavalgyti, kai nesinori gaminti. Pelių, pavyzdžiui, turėti ar dar kažkokių konservuotų tūno turėti. Dabar tiesiog perkandau, bet jau ryte pavalgysiu normaliai. Tai šiandien 64 kilometrai numinta. Visą dieną kažkaip gerai jaučiausi, nors ir lietus beveik visą laiką lyjo, bet gerai jaučiausi. Gal tai prisidėjo, kad ryte papusryčiavau normaliai. Ten ir palapiniai pavalgiau, žodžiu, kai buvau dar. Paskui dar toj kavinukiai, kur video montavau, ten pavalgiau nemažai. Tai jo, buvo jėgų šiandien tikrai minti. Rytoj turėtų būti žygis, maždaug už 20-30 km.
Tai tikiuosi oras bus geras ir galima bus nuvaryti. Turėtų būti 2 valandų žygis. 2 valandų žygis, tai kad nueini į vieną tašką ir tada jau grįžti. O kur eisiu, tai manau rytoj tik sužinosit, rytojaus video. Šiandien neatskleisiu, bet turėtų būti žygis. Viskas. Einu miegoti. Ate.